Viena moteris yra beprotiškai susinervinusi, pikta, net dreba. Ir jinai sako, jis yra durnas, jis nepadarys gyvenimo mano darbų. O jinai išsiuntė savo gal 30 ar 50 puslapio brėžinius ir pasakė, padaryk man paskaičiavimus, 3 žodžiai. Ir aš sakau, jeigu aš būčiau tavo asistentė, tai aš padėčiau prašymą išėjimui tą pačią dieną. Labai skaudžiai tai pasakysiu dabar iš tiesų. Jeigu anksčiau tikrai mus visiems sakydavo keliauti, mokytis IT, programavimo, gali būti, kad jau nereikės tiek daug IT specialistų. Aš visiškai be jokių žinių sukūriau tam tikras įdomias sistemas. Tai va čia pati skausmingiausia ta dalis. Ir iš tiesų tas universitetinis arba koks nors kitas aukštasis mokslas tampa laiko tas gaišinimas, kai iš tiesų su AI galima greičiau padaryti. Iš studentų girdžiu, kad praranda motyvaciją, nes ateina į universitetą ir iš tiesų mato, kad viskas, šito dalyko nereikia. Šiandienos svečia Akvilė Mažuolė, dirbtinio intelekto strategė, edukatorė ir projekto intelekto akimis įkūrėja, padedanti verslams ir ekspertams AI paversti ne žaislų, o realia pajamų ir sistemų augimo dalimi. Nors daugelis apie AI vis dar galvoja kaip apie tekstų generatorių, Akvilė kalba apie visai kitą lygį – automatizuotas sistemas, asmeninius AI asistentus ir verslus, kuriuose keli žmonės gali padaryti tiek, kiek anksčiau reikėdavo visos agentūros. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip AI keičia darbo rinką, kūrybą, socialinius tinklus ir kodėl tie, kurie šiandien ignoruoja šias technologijas, po kelių metų gali labai stipriai atsilikti. Akvilė, sveika atvykus. Koks, manai, yra didžiausias melas dabartinėje dirbtinio intelekto rinkoje? Įvairiausių melų yra. Iš tiesų, gal pagrindinis, kad jeigu mes nusipirksime kažkokį įrankį, tai jis išgelbės mūsų visą verslą, veiklą ir galės atleisti pusę darbuotojų. Ir kiekvienas reelsas tikriausiai arba TikTok'e video tiesiog jau mane ir čia verčia, nes tu matai, kaip jie perpakuoja tos įrankius ir bando parduoti kitų vardų, nors visą tai turi pats pagrindinis įrankis, tai pats didžiausias melas, kad mums reikia turėti daug įvairiausių. Šiaip iš tiesų užtenka kokių 1-2 skirtingo funkcionalumo įrankių kiekvienam veikloje ir versle, priklausomai aišku nuo tų ir procesų, gal kažkas atsiranda ten kitokio, ką galima būtų pajungti, bet iš tiesų 1-3 galbūt maksimum įrankių yra. Kitas dalykas, kaip ir sakiau prieš tai, kad bando parduoti tą, kad AI viską padarys už juos. Kad tai yra žiauriai paprasta. Bet iš tiesų mes galime pastebėti, kad vis dar autonomiškai jisai galbūt iš dalies gali veikti, bet turi būti vis dėlto žmogus įtrauktas. Ir kad mes netgi ir tos agentus, jeigu pajungsime, tai nereiškia, kad mes galėsime atleisti visus darbuotojus. Už jo sėdės kiti darbuotojai, kurie stebės, kaip ir minėjai prieš tai, turės patikrinti, paspausti, nes negalim autonomiškai atiduoti tam tikrų darbų. Tai tas didžiausias melas, kurį mums pastoviai galbūt kiekvieną dieną kiša tie reelsai, TikTok'ai, kad va šitas įrankis jums padės padaryti tą, šitas padarys tą, jūs pamiršite. Iš tiesų, tai mes turim sėdėti visą laiką. Aš 2 kompiuterius turiu. Tai dėl to vienur paleidžiu, vis tiek reikia kažkiek laiko paspausti, kad jisai toliau darytų, Tai yra tam tikri dalykai. Ant kiek galbūt produktyvesnis gali būti žmogus, būtent išnaudodamas dirbtinį intelektą? Aš puikus esu pavyzdys to, kaip įmanoma integruoti ir tiesiog su maža komanda pasiekti tikrai ir pardavimų prasme didesnių rezultatų ir produktyvume, nes iš tiesų, ką dabar galime matyti, kad kiekvieną iš užduočių mes galime paleisti tiek agentui, tiek asistentui ir tarkim tas pats kaip sekimas, kokie darbai šiandien tavo planuojami, tavo e-mailų visas sekimas, perdavimas galbūt net ir tų pačių ir skaidrių metodologijos dėliojimas ir jeigu jis kuo daugiau informacijos turi apie tave, tai tuo geriau ir lengviau jam vyksta tas procesas ir darbas. Tai mano produktyvumas, aš nežinau, gal tikriausiai, kad yra kokių 30-50 kartų didesnis negu anksčiau, kaip aš galėjau dirbti. Nors anksčiau aš atrodo, buvau labai produktyvi, bet dabar atrodo, aš jau testuoju žmogus galimybės, nuoširdžiai, čia nėra tiesiog kažkoks pasigirimas, bet man pačiai protų nesuvokiama kiekvieną dieną, kiek pasidarau darbų, kuriuos tikriausiai galėtų 10 kokių žmonių pasidaryti. Tiek parduota, tiek surengta, tiek nuo video klipų iki
irgi AI naudojam, intro video, tiek appsų, kiek sukūrėme, pardavimų sistemą, bilietų QR kodo skanavimo sistemą. Įsivaizduokit, vien QR kodų skanavimo sistemą man sakė, čia neįmanoma, čia reikės beprotiškai daug laiko, kad tai padaryti, integruoti. Aš tai padariau tiesiog galbūt čia vieną dieną pasėdėjus. Tai vat vakar irgi tą appsą sukūriau, kur sertifikatus automatiškai išrašo žmonėms ir siunčia. Nu tai vat, tai man tai ir mano komandai sutaupė, tikriausiai kokių 8 valandas, vien dėl to, kad tiek daug žmonių pradėjo rašyti apie sertifikatus, kai mes išsiuntėm laišką. Aš supratau, kad mes negalim siųsti rankiniu būdu. Man jau erorai smegenyse, kad reikės kažką rankiniu būdu daryti. Error. Viskas. Nemanai, kad čia toks irgi etapas, kad, žinai, prieš kokius, nežinau, paimkim kokius 3 metus, buvo neįsivaizduojamas dabartinis scenarius. Bet kas dar už 3 metų bus ir tas produktyvumo langas, atrodo, galėtų vis didėti ir didėti. Bet reikia kiek biudžeto turėti. Jeigu mes pagalvosim, kaip agentai taško pinigus, aš irgi su kaudu kaudinau, padariau tokį dispečerį ir padariau 7 skirtingus tokius specialistus, kurie dirba. Aš tiesiog matau skaitliuką eurais. Aš mačiau dabar, kad viena kompanija pradėjo skambdyti junior programuotojus, kad darytų labai paprastus taskus, kad nedegint tokenų. Ir mes grįžom atgal prie to, kad mes samdom žmonės, kad nenaudotume jais, nes tai yra pigiau negu iš šitos pusės. Tai, žinai, žiūrint, kokie ten tikrai darbai. Jo. Tai, iš savo pusės. Tai. Man visai patiko mintis į verslą pažiūrėti, kad yra, taip sakant, imi visą informacijos rautą, imi ten Slacką, e-mailus, Notion, bet ką prijungi, taip sakant, į vieną vietą ir vos ne sukuri AI-us tokią mašiną, kuri galėtų tau pasakyti, kaip tu laikai šiandien, taip sakant, kaip tau seka, žinai, kaip. Ir labai greitas toks pulso patikrinimas iš savo pusės, bet vėl čia nusisveikti galima daug, aš galvoju žmonės, kurie sėdi dabar ir dar vis galvoja promptas, kas ten toks, kas čia per prieskonis ir ką su juo daryti. Grįžtam truputį į tą tokį dar pradinį variantą ir užbėkim, kaip žmonėms iš praktinės pusės, kurie dabar sėdi ir galvoja, visi kalba apie tą AI, aš net nežinau, kas tas, žinai, ChatGPT ir kur man keliauti. Kur būtų pirmas žingsnis tam žmogui, kuris žino, kad turėtų domėtis ir žino, kad turėtų atidaryti tas duris į šitą pasaulį, bet neįsivaizduoja nei vieno pirmo praktinio žingsnio? Kur reikėtų nukeliauti? Visų pirma, nukeliauti, kaip ir aš pradėjau, į tą patį ChatGPT pokalbių langą, į tą patį galbūt Claude ar mylimiausią kokį nors kitą kalbos modelį ir pradėti su juo bendrauti. Tai reiškia, mes atidarom tiesiog pokalbių langą, prasideda irgi ta pati diskusija, kurią galbūt aš prieš tai nuvertinau, bet iš tiesų čia yra raktas į jūsų pradžią tiesiog padiskutuoti. Kartais pastebiu ir dažnu atveju pastebiu, kad netgi įmonėse žmonės jo net nepaklausia, ką galiu šitam procese pagreitinti. Kokį dalyką galiu padaryti su tuo pačiu ChatGPT, kad jisai gali ir prezentaciją sukurti, jis gali jums ir ataskaitą padaryti tam tikrą, ir Wordą atsiųsti, ir sugeneruoti tam tikrus dalykus, absoliučiai galima ir įmanoma tai. Tai vat čia tiesiog vyksta paprastas pokalbis. Mes parodom savo užduotį, kaip mes ją darom, ir paprašom, ar tu galėtum tą patį dabar atkartoti. Ir jeigu jis vieną kartą suklysta, nieko baisaus, čia kaip darbuotojas yra, kur jeigu mes jam nebaksnosime, tas darbuotojas irgi nesupras. Taip ir čia mes neturim čipų, mes turime vis dėlto rašyti arba klaviatūrą, arba įjungti mikrofoną ir pasakyti jam, ir kiekvieną kartą bandyti jį įdarbinti į savo kiekvieną iš užduočių, nes kuo daugiau mes jam rodysim, kaip mes atlikome užduotį, tuo kitą kartą jisai geriau tai atliks. Tai ir pradėkime nuo to, jog pradedam nuo paprastų pokalbių. Kaip dabar tą žingsnelį žengti nuo žmogaus, kuris atsidaręs diskusijų langą, dar tas pirmas galbūt pavienės užduotis dėlioja, iki to, kad turi asistentą, sakykime, fokusuotą kokius susitikimus planuoti. Kaip pavyzdys, labai specifinė asistento labai specifinė užduotis. Kaip suprasti tą asistentą iš savo pusės, nes daugelis žmonių, aš įsivaizduoja žmogeliuką, kuriam paskambini ir sakai, man reikia susitikimo. Kaip tą sugriauti truputį pasaulį? Mes turime matyti savo apskritai veiklą ir verslą kaip iš įmonės pusės, tai yra tokios vis tiek departamentai, infrastruktūra turi būti kažkokia, ir mes turime suprasti, kad pavyzdžiui vienam asistentui mes negalime
atiduoti visų darbų, kad jis ir ten skaičiavimus darytų, galbūt ir tekstus rašytų, ir ten sugeneruotų paveikslėlį, tada vyksta baisiausios haliucinacijos ir mes tiesiog mesim lauk. Tai mes turime matyti tai kaip visumą įmonių, darbuotojų, kiekvienas konkrečiai užduotis turi daryti ir tada mes turime mąstyti, kad va šitas asistentas turi tokią instrukciją, jis turės daryti, pavyzdžiui, planuoti mūsų darbus. Mes įsijungiam Claude'ą, Claude'ą, Cowork'ą ir jau tada mes duodame jam instrukciją prisijungti prie Google kalendoriaus, pirmas taskas būtų jam. Įsivaizduokit, gali prisijungti prie Slack'o, gali prisijungti prie Gmail'o. Ir jisai jau tada prašysime kitų darbų. Pavyzdžiui, kiekvieną dieną dabar man atsiųsk, ką aš turiu nuveikti, kokius aš e-mailus neatsakiau, kur aš kažką nepadariau. Ir tiesiog pažingsniui, bandymo būdu, net nežinau, ar verta mokėti pinigus už mokymus, tikrai neverta, aš manau. Nes dažniausiai, kiek aš esu mačius mokymų, tai mokina, kur koks mygtukas yra. Interfeiso, taip sakant. Ir kai kuriems reikia, bet aš manau, YouTube pilna nemokamai. Taip, taip. Didžiąją dalimi gali greitai, jeigu nesi tas intuityvus žmogus arba kur nelabai gaudosi gal iš techninės pusės, YouTube'as free. Taip. Bet jeigu mes žiūrime jau giliau į kažkokius įdomesnius sprendimus, tada galbūt mokymai reikalingi. Kai jau pajungiam visai kitokius įdomesnius procesus, nes išmastyti daugeliui yra sudėtinga, kaip galima pagreitinti ir ką galima padaryti. Jeigu žmogus dabar keliauja tuo pradiniu, sakykime, galbūt iki asistento jau daeinam, bet ta pradžia dar vis iš savo pusės. Kur, manai, yra pagrindinės klaidos, kurias galima būtų išvengti savarankiškai mokinantis? Pati pagrindinė klaida yra mąstyti, kad jisai jūs supras kaip telepatas. Taip nėra. Tai reiškia, mes turime mokintis bendrauti kaip su žmogumi. Čia galima netgi ir įmonėje pastebėti tokį dalyką, kad pradeda žmonės galbūt konfliktuoti vienas su kitu, nes neiškomunikuoja kažko. Va čia irgi yra komunikacija, man patinka dirbtinis intelektas, nes jisai mums leidžia mokintis diskutuoti, kalbėti, iškomunikuoti savo norus. Ir čia reikia, žinokite, jam kaip mažam vaikui. Jis yra labai protingas, bet mes turime savo poreikį ištransliuoti, iškomunikuoti tiksliai. Ir dažnu atveju matau, kad žmonės galbūt priprato, kaip vyrui pasakyti, išmesk šiukšlės ir 2 žodžiai. Ir tada vyras galbūt, nežinau. Pro virtuvės langą. Jo. Taip tiesiogiai jis ir supranta. Jisgi nežino, kur nueit, ką paimti, kaip tai padaryti. Jis ilgainiui tai supras, kai pamatys kars nuo karto, kad tie procesai kartojasi ir jis jau pats pripras. Tas pats ir su vyru, ir su moterim, ir panašiai, ir su vaikais tais pačiais. Jeigu mes neparodom, tai vaikas irgi nepakartos, kaip užkloti lovas, iš kur jam ten erorina, jis nesupranta dar jūsų. Tai komunikacija yra tiesiog kirvis visur. Man visą laiką patiko tas įžvalga, aš taip neatsimenu, iš ko buvo, kad tu turėtum priskirti rolę pačiu pirmu taikiniu, taip sakant, tam teksto langui, su kuriuo tu pradėjai diskutuoti. Tai jeigu aš noriu ten, sakykime, teksto kaip galutinio varianto, tai tu teksto ekspertas toje ir toje sferoje. Žinomiausias 30 metų. Ir iš tiesų puikiai veikia. Ir man dar visą laiką patiko ta mintis duoti AI galimybę užklausti tavęs, o kas jam neaišku. Nes čia iš karto aš sakau, žiūrėk, aš noriu šito, čia informacija, viskas. Ko tau dar reikėtų, kad tu geriau padarytum užduotį? Ir tada jis man duoda paklodę klausimus. Po vieną ir tada dirbam. Ir čia yra treniravimas. Ir labai greitai rezultatai visai kitokie negu ten, tos haliucinacijos, į kurias tu minėjai. Aš kažkada vedžiau mokymus vienai dideliai labai įmoniai Lietuvoje. Jie ir užsienį turi padalinius, bet esmė tame, kad ten buvo tikrai sudėtinga, nes inžinieriai vien tose mokymuose dalyvavo. Ir matau, kad viena moteris yra beprotiškai susinervinusi, pikta, net dreba, kaip jinai nenori su dirbtiniu intelektu bendrauti. Ir jinai sako, jis yra durnas, jis nepadarys gyvenimo mano darbų. Ir aš prieinu prie jos ir žiūriu, sakau, kokia užduotis? O jinai išsiuntė savo gal 30 ar 50 puslapio brėžinius, kur netgi aš padidinus net neįskaitau tų skaičiukų ir pasakė,
padaryk man paskaičiavimus. Yeah. Padaryk man paskaičiavimus. 3 žodžiai. Padarė. Ir aš sakau, jeigu aš būčiau tavo asistentė, kurį įsidarbino, šiandien, kai tu įjungiai ChatGPT, ir aš esu tas ChatGPT ir įsidarbinau pas tave kaip žmogus tik tais tikrų fizinių pavydalų, tai aš padėčiau prašymą išėjimui tą pačią dieną. Jeigu aš pagalvočiau, kad su manim tai bendraus kiekvieną dieną. Pertrauką ir tiesiog negrįžtų. Taip. Dar draugiškai. Palyginkim tokias kelias funkcijas dabar. Jeigu šiandien žmogus dirba vienas, nebūtinai kalbam apie milijardinę kompaniją, bet sakykime, freelanceris, galbūt solo verslas, kaip pasirinkimas, ten pirmi keli kontraktai, gal yra keli tokie pavyzdžiai, kur tu pirmiausia pritaikyti dirbtinį intelektą? Čia kiekvienas turi žiūrėti savo skausmus. Aišku, žiūrint kokie skausmai, nes pavyzdžiui, aš labiau mėgstu, kad jūs žiūrėtumėte į tas užduotis, ką mes galime, pavyzdžiui, iš tų biurokratinių, techninių, pasikartojančių užduočių atiduoti jam. Mes turime atiduoti visą tą techninę nereikšmingą dalį, kur mes kaip buhalteriai sėdėm visą laiką ten kažką, ar administratoriai pasidarom. Tai mes turime galvoti, pavyzdžiui, kas mus labiausiai užknisa darbuose. Pavyzdžiui, ne? Oi, čia, žinai, nežinau, reikia atidaryti šitą diskusiją. Bet... VMI mokėti mokesčius. VMI sėdi, užknisa skaičiuoti mokesčius. Čia priklauso nuo pusės, bet... Kažkokie e-mailai galbūt, kažkokios ataskaitos kiekvieną kartą. Yra tokių pasikartojančių užduočių. Paimkime ataskaitos. Nes dažniausiai visose mažose ar didesniuose vis tiek ataskaitos egzistuoja kaip dalis verslo. Taip. Tai jeigu mes jau suprantame tas užduotis, kurios tikrai mums atsibodusios, mes turime pasiruošti ir pagalvoti, kaip jos teisingai yra atliekamos. Turime pavyzdį, kaip mes jas atlikome patys ir kaip mes turime tą gauti galutinį rezultatą. Turime net pavyzdį turėti tos ataskaitos, kaip galutinis variantas turi būti. Dabar aš labai rekomenduoju iš tiesų Claude'ą. Tikrai, aš manau, visi jau kalba ir apie jį jau pusę metų jis tikrai turi labai įspūdingą savo funkcionalumą ir mes atidarom paprastą pokalbių langą, galima įti paprastą pokalbių langą, galima įti jau į coworką ir mes jį jau kaip asistentą jau nustatome, šlifuojam ir pasakom, kad štai taip atrodo ataskaita, norėčiau, kad tu prisijungtum visada prie mano kokio nors Excelio, žiūrint kokią programą naudojat, galbūt prisijungtų prie jūsų Gmailo, gal iš ten ataskaitas traukia, galbūt priklauso nuo užduoties. Ir mes tada jam paaiškinam, kaip turi būti atliekama užduotis, parodome pavyzdį. Ir mūsų vienas, taip sakant, tas autonominis asistentas, kuris gali paskaičiavimus padaryti ir kasdien, pavyzdžiui, juos sekti. Galbūt netgi nustatyti schedule tasks, ten, kur yra pasikartojančios užduotis ir ChatGPT turėjo jau tokią pradmenį, dar buvo beta versijoje, bet jie, sakau, Claude'as jau taip paėmė ir iškart jau autonominį padarė į tokį agentą. Ir mes galime kiekvieną dieną paprašyti, kad arba kartą į mėnesį padarytų tą pačią ataskaitą su Drive esančiais dokumentais, kurie, pavyzdžiui, nuo balandžio 1 iki balandžio 30 ir kad kiekvieną mėnesį jisai išrinktų tą periodą mėnesio, kai jisai turės padaryti tą ataskaitą. Ir kiekvieną gegužės 1 dieną arba ten 1 kalendorinę dieną jis keliauja ir pasidaro kažkokią užduotį. Jeigu mums atsibodo rankioti kažkokias sąskaitas, tai reiškia, mes vėl atidarome naują pokalbių langą, pasakome prisijung prie mano Gmailų arba prie Outlook'o, prie kažkokios iš jūsų e-mailų ir tada sakome, kad tu turi kiekvieną dieną, tarkim, stebėti, kokie ateina pasiūlymai, datos, pavyzdžiui, kada man tai podcastą, kada man galbūt mokymai, jis pats geba rinkti informaciją ir dėlioti tai arba į ClickUp'ą pas mus, arba į Google kalendorių, jisai pats gali įrašyti. Tai reiškia, mes jau turime projektų valdymo tokią asistentą, žmogų, kuris gali stebėti tokius darbus, dalykus, kuriuos mes netyčia galime pamiršti. Užkabinai, kad tavo komandai projektų vadovas, projektų kaip audinis, nežinau kaip įvardinti tą poziciją, bet kiek apskritai, žinai, kiek konfidencialumas leidžia irgi iš tavo pusės, bet galbūt kiek komandoje agentų / asistentų ir galbūt gali pasidalinti truputį struktūrą, kur pas tave pagrindinis fokusas, kur juos
kaip juos išskaidai? Pats pagrindinis, mes turime stebėti kaip ir įmoniai. Yra marketingo skyrius, yra galbūt salesai, yra tie techniniai kažkokie darbuotojai, tai pas mane lygiai tas pats, pas mane yra marketingo visas tas skyrius, kuris supranta, kokie mūsų metiniai, dažniausiai sugeneruoju metinį jau planą. Tai praeitais metais, čia buvo galbūt spalis, lapkritis, kai aš jau šiuos metus parengiau visą planą ten konferencijai, galbūt stovyklą, tada Neurostartas eina ir aš visą tą planą dėlioju į metus į priekį. Tai reiškia, mano asistentas, tas marketingistas, jisai supranta, kaip vyks kokios datos, ką mes darysime, ką įtrauksime, ar ten bus influencerių marketingas, ar ten bus galbūt kažkokie webinarai, tai jis iškart visą tai sudėliojamės kartu, reikia padirbėti. Reikia dieną, dvi pasėdėti, padėlioti savo lūkesčius, savo apskritai ateities kažkokius tikslus ir tuomet tame marketingiste mes visada dėliojam tik tais pakeičių strateginį planą. Bet jis turi ir mūsų prekės ženklo, pavyzdžiui, DNR, jisai supranta mūsų misiją, viziją, visas vertybės supranta, ko aš, pavyzdžiui, tikrai niekada nekomunikuoju, ko pas mane tikrai negali būti, kad vis tiek man, pavyzdžiui, technologijas tai nėra tik tais apie bet kokius įrankius. Man tai yra visai apie galimybės, apie tokį, kuo mažiau išleisti pinigų įrankiams, o kurti geriau tą, išnaudoti tai, ką mes turime. Ir tada čia yra marketingistas, tarkim. Vėliau eina sales. Mes tada dėliojam jau jisai ir visą turi, kokie tarifai turi būti, paskaičiavimai, ar čia su PVM bus renginys, be PVM, jisai irgi tam tikrus niuansus mato. Ne visada, priklausomai, faktas mes turime pasakyti, kad tai ten Lietuvoje ir ten turi būti įstatymai tam tikri, nes jis, pavyzdžiui, nenumato tam tikrų dalykų, nes, pavyzdžiui, aš esu ne PVM mokėtojas, tai jeigu tai yra mokymai. Bet jeigu renginiai, tai pavyzdžiui, jis gali nepamatyti, kad aš turėjau paskaičiuoti su 21% PVM. Tai mes turime irgi turėti savo kritinį mąstymą, čia yra pats bazinis dalykas bendraujant ir dirbant su dirbtiniu intelektu. Vėliau mes mąstome, ką mes galime dar įmonėje turėti, projektų valdymas, kad jisai stebėtų ir mūsų datas visas, ir mūsų galbūt susitikimus, ką mes galime įtraukti, ko galime, žodžiu, visą tą stebėjimą vyksta ir labai fainai. Aš esu prijungusi ClickUpą. Ir pavyzdžiui, irgi labai rekomenduoju, kas turite solo verslus arba mažus verslus, mes galime stebėti ir darbuotojus, Notions prisijungti, kur jie ką padarė, matyti, nes kiekvienas taskas, mes galime kiekvieną dieną stebėti, pavyzdžiui, per klodą, realiu laiku, kas ką atliko, kokios užduotis laukia, nes tarkim, kokią konferenciją surengti per tokį trumpą laiką reikėjo labai daug uždavinių nepamiršti, padaryti, kad vėliau ateina ta diena ir supranti, kad to nėra ir panašiai. Tai projektų valdymas labai fainas, prijungti ClickUpą arba Notions arba kokią nors mėgstame programą. Paminėjai tokį dalyką, kur man rodos ne visiems galbūt taip aišku, nes tavo, pavyzdžiui, marketingistas žino tavo verslo misiją, viziją, tikslus, žinai, įkeli naują metų planą ir visą kitą. Ką reiškia realybėje tos informacijos davimas ir išsaugojimas būtent sistemoje, kad suprasti tą patį veiksmą? Jo, galiu paprastai pasakyti, kaip mes ir mokymuose darom. Mes įsijungiam tą patį arba ChatGPT arba Claude projects. Projects, aš jį vadinu asistentu. Jau čia yra puikiausias asistentas, kuris mus jau supranta. Mes įsijungiam, turime apsirašyti instrukciją. Tai reiškia, ką jisai darys. Tai kaip darbuotojas. Tavo ten bus tokia rolė, tu atliksi tokias užduotis, man labai svarbu, kad tu darytum tą, aną. Mūsų tikslai yra finansiniai, mes iškart pinigus rašom ten, kiek mes uždirbom, kiek mūsų praeitį galbūt metai buvo, kad jis matytų tokį, atverti jam akis, aš mėgstu pasakyti. Atverti apie jūsų veiklą, nes kol kas tai jisai iš vis nieko nesupranta, toksai sėdi, galvoja, bandysiu pataikyti ant šito. Tada yra galimybė įkelti failus, dokumentus. Kaip tie dokumentai gimsta? Aš, pavyzdžiui, nuo nulio reikėjo viską pastatyti, man visada galvodavau, kaip tas įmonės susikuria nuo to nulio. Čia yra pati sunkiausia dalis, tą visą infrastruktūrą suderinti, suprasti, kaip visą tai veikia. Tai mes tiesiog pradedam, netgi panaudojant tą patį deep researchą. Pats geriausias dalykas. Mes duodame jam platų, gerą promptą, kuo jis
ką jis turės padaryti. Tarkim, aprašyti mūsų prekės ženklo DNR, misiją, viziją ir visus šitus dalykus. Ir mes pasakom, kad jisai tai padarytų, užduotų mums kokius 10 klausimų, labai gerų, konkrečių, ir paleidžiam jį į Deep Research. Jis jums jau suformuos 5-6 puslapių aiškę struktūrą. Tai va, tai čia vienas dokumentas. Vėliau galime su Deep Research sugeneruoti, pavyzdžiui, jūsų auditorijos supratimą. Nes tam dokumente marketingo turi būti auditorija mūsų, nes čia nėra tik tais moteris, ir nėra tik vyrai, ir nėra tik amžius. Ten turi būti ir visa psichografija, ir visi skausmai, ir supratimas, kur visą laiką užtaikyti, nes jeigu mes sugeneruojam tokį dokumentą platų, mes jau sutaupame savo savaitę arba net mėnesį kančių, kai mes atiduosime tai marketingo agentūrai arba marketingistui, kurį įdarbinsim. Jis jau atidaro dokumentą, jis jau supranta, kokias frazes naudoti, jis jau supranta, kokią auditoriją meta reklamai paleisti. Ta prasme, visas dokumentas, ten būna kokių 8-6 puslapių, mes įdedam į tą marketingistą. Vėliau eina kitas dalykas, pavyzdžiui, konkurentus išanalizuoti. Labai svarbu. Kai kurie nemėgsta lietuvių konkurentų, o kai kurie mėgsta. Šiaip būna verslų, kurie netgi atsispausdina savo, pasilyginti, tarkim, universitetoje, ne? Ir mes galime matyti, kur yra silpnesnis, kuri programa silpnesnė tame universitete, kur yra stipresnė. Galime pamatyti, ką jie ten marketingė taiko, ką naudoja. Dažniausiai labai yra skirtumas didžiulis ir mes galime tada laviruoti ir matyti, kur mes turime pranašumą. O kai AI žino, kur mes galime stipresni būti, kur paspausti labiau, kur komunikaciją akcentuoti, mes neturime susilyginti su konkurentais. Va čia yra svarbu konkurentų suprasti, tam, kad netyčia su jais nesusilyginti, nes visi turi tos pačius įrankius. Ir vėliau gausis, kad mes štampuosime tos pačius įrašus, ar šiaip turime atsiskyrimą tokį turėti. Ir šiaip smagu pasižiūrėti, paknaisati, nes vadovai labai mėgsta savo atsispausdinti ir matyti, kiek ten rekvizituose pas juos, kiek darbuotojų, kiek ten dar kažko. Tai labai fainai tą dokumentą platų turėti, nes ten ir ta silpnybės, stiprybės visas aprašytos. Tai čia būtinas dokumentas. Vėliau yra strateginis planas, labai svarbus. Kokia mūsų misija, mūsų apskritai tikslai kitų metų. Tai vat sugeneruoju irgi tokį planą ir tada jau mano kolegos irgi supranta, kodėl šitas renginys yra, į ką jisai ves, ką jisai ten apselins. Ir ateina naujas žmogus, jisai perskaito dokumentą, jis jau iš karto vat supranta. Man nebereikia sėdėti ir aiškinti tai pokalbio metu. Tai sakau. Paminėjai vieną dalyką dėl to tokio lakoniškumo ir tokio skambesio labai panašaus, kas irgi yra pamatyta ypač socialinėje erdvėje, kad, žinai, sukūriau tekstą, sakau, davai, sukurk man geresnį, jūs sukūrė, skaitau, galvoju, gal ir visai normaliai, iš tiesų visai nenormaliai, bet skamba kažkaip taip, gal jis žino geriau. Ir staiga mes matom labai pasikartojančius tekstus bet kur. Tai paustuose, tai istorijose, tai visur, kur komunikuoja. Visur moralizuojantis tas Net vienu metu tos pačius brūkšniukus galėt pažinti, kad čia dirbtinio intelekto vietoje atvirkštinių variantų. Man gal pirmas klausimas, kaip tai išspręsti. Ir antras, kiek užtrunka galbūt tai išspręsti, kad išmokinti, jog dirbtinis intelektas labiau skambėtų kaip mes. Tai vat, jeigu mes neturime to prekės ženklo DNR, savo supratimo, kas mes esame, kokios mūsų vertybės, apskritai nieko nesuprantame, mes tiesiog matome kiekvieną įrašą kaip tiesiog paustuką. O mums reikia matyti visą paveikslą, tokį, ką mes norime to pasakyti, kodėl mes einame į komunikaciją. Nes jeigu mes patys dar egzistenciniuose klausimuose esam, tai bus dar tik blogiau ir mes tapsime šabloniški ir iš tiesų mes matome, kad paustai neišsiskiria nieko. Ir mokymuose dažnai sakau, kad jūs turite ten įdėti savęs, savo kažkokią patirtį, nes kuo toliau, tuo mes matysime tik tais patarimus ir viskas. Tai ką reikia daryti? Tai vat, kaip ir buvo tas marketingistas, jis jau žino, tarkim, mūsų visą mūsų veiklą, verslą, mes galime padaryti dar ir, tarkim, copywriterį kokį nors, kur mes jam įdėjome savo naujienlaiškius, kur mes rašėme patys. Nes irgi nedėkite tų, kur jūs parašėt su AI, kur visiškai toksai pardaviminis,
tekstas, nieko neišsiskiriantis, mums reikia įdėti vis dėlto savo realiai rašytą. Parašykit 1-2 kokius nors naujienlaiškius tekstus savo, išsitraukite prieš 10 metų savo rašinėlį kokį nors, kurius mokyklai darėt. Ir tai jau bus žymiai geriau. Mes tada sukūrėme copywriterį. Labai mėgstu copywriterį ir daugeliu dalinu savo tą instrukciją, dalinu net failus. Aš esu sugeneravusi tokius dokumentus irgi su deep researchu. Jisai man atrinko, padarė visą tokį researchą, LinkedIno, socialinių tinklų ir tuos tekstus, kaip yra ir kaip formuoja dirbtinis intelektas posakius, tekstus, patarimus. Ir jisai man tokį dokumentą aš 2 ar 3 failus sugeneravau, vienur kaip ChatGPT tie tekstai atrodo, kad ten ne X, o Y. Yra tam tikrai brūkšneliai įvairiausi, galbūt posakiai. Taip. Ir toks visas dokumentas tikslaus, kaip visiškai atpažįstamas yra AI-us. Kitas yra dokumentas, kurį mes turime įkelti, tai kaip mes rašome tekstus. Ir instrukcijai turi būti labai paprastai aprašyta, kaip žmogui. Tu esi dabar darbintas copywriteris, kaip pavyzdys. Tu esi copywriteris, kuris supranti, kaip reikia naudoti mano balsą komunikacijai, kaip aš naudoju tam tikras frazes, jas panaudok, tarkim, turėk omeny, kad dokumente yra tokie ir tokie failai, šitas failas yra tau kaip gairės, ko jokiais būdais nedaryti. Ir jeigu pamatysiu, tai tau šakės, tada ten... Atimsiu tokenus visus. Jo, atšauksiu prenumeratą, ten tave, nežinau, kažką padarysiu. Kitas dokumentas yra mano rašyti tekstai. Tai tu turi, prieš rašydamas man, turi įsijausti ir, pavyzdžiui, bandyti atkartoti tą mano tekstą. Ir dabar juokas ima, nes turėjau vieną klientę influencerę. Ir jinai labai mėgsta savo komunikacijai naudoti tokius žodžius. Galima čia sakyti? Galima, jeigu ką užbėgti. Ten tarkim ten kažkoks, ir va, tokia brutali kalba, daug taškų, bet ten matosi, kad jinai rašo, suprantat? Labai fainai, kad jinai iki šiol matosi, kad jinai ten rašo. Ir įsivaizduokit, aš įdėjau, va taip jos pavyzdžius visus, į 6 puslapius surinkau visus įrašus ir lygiai taip pat apmokinau ir aš matau, kaip jisai man brutaliai atsakinėja su tais taškais, naudoja tas frazes. Tai žinokit, gali jis įsijaust. Nėra 100%. Tikrai ne. Tu darysi su manim taip kalbėti? Jo. Tai ten tikrai. Taip. Bet pas mane, pavyzdžiui, jis yra brutalus ir kritiškas labai. Labai. Prieš įrašinėdamas šį epizodą žiūrėjau į kanalo statistiką ir pamačiau skaičių, kuris mane nustebino. Net 88% jūsų, taip, 88%, kurie klausote šių pokalbių, geria informaciją ir pritaikote ją savo veikloje, vis dar nesate paspaudę subscribe mygtuko. Žiūrėkit, situacija labai paprasta. Aš turiu savo asmeninį kanalą, turiu Financial Lithuanians, o šis projektas FL pokalbiai yra nauja iniciatyva. Mums su komanda tai yra didelė laiko investicija. Ir vienintelis būdas mums suprasti, ar šis projektas yra vertas tęstinumo, ar jis kūrė vertę ir ar turėtume toliau kviesti aukščiausio lygio profesionalus, yra jūsų prenumerata. Priminimas, kad tai nemokama. Tai yra tarsi jūsų balsas už. Be to, paspausdami tą mygtuką, jūs padedate algoritmams parodyti šį turinį kitiems žmonėms, kuriems šios žinios gali pakeisti karjerą ar verslą. Tad jei kada nors gavote iš manęs vertės, padarykite man šią paslaugą. Paspauskite subscribe, o aš pažadu, kad kaskart matydamas augančius skaičius, stengsiuosi į šią kėdę pasodinti dar įdomesnius pašnekovus. Ačiū, kad esat kartu. Paimkim truputį tavo verslą. Kokią problemą tiksliai sprendžia? Aš noriu sakyti agentūrą, bet nežinau, ar teisingas žodis šiandien būtų. Jo, mes keliaujame link tos agentūros, bet šiuo metu mes esame kaip mokymų neformaliai įstaiga ir rengiame ten arba renginius, arba, pavyzdžiui, Neurostarto mokymus turime, skaitmeninės rinkodaros ir dirbtinio intelekto, kaip daryti pardavimus per socialinius tinklus, tai vat, tai yra tokie mokymai. Ir jo, mes sprendžiame savo irgi verslai, kiekvieną dieną susiduriu su labai daug iššūkių ir įvairiausių dalykų, bet žiūrint bendrą visumą, pagalvojus, kad per tokį mažą laikotarpį pavyko padaryti beprotiškai daug darbų ir pačiai išmokti tai daryti. Ir tai yra AI-us pagalba. Neturėjau nei kokių nors žinių apie
pardavimus, apie įmonę, apie vadovavimus, apie webinarus, absoliučiai, ta prasme, tokius dalykus nežinojau, iki kol nepradėjau su juo kiekvieną dieną dirbti, integruoti, bandyti kažkokias knygas jam duoti, kad jisai pagal tai man visą laiką struktūrą kažkokią sugalvotų, kažkokį strateginį planelį padaryti iš pradžių, dabar aš jau darau kitokius procesus. Ir va dabar tame etape, kur jau galbūt anksčiau jisai vat, kaip ir diskusijos formatu man padėdavo, dabar jis jau padeda jau tikrai taip kaip darbuotojas. Ir kaskart vis matau, kad mes vis dar jeigu prieš metus aš dar buvau beveik viena, bet šiek tiek man padėdavo ir jau tada man pavykdavo padaryti beprotiškai daug darbų ir nebuvo tų autonominių dar agentų, vėliau tik ChatGPT paleido tos agento funkciją, jau tada galima buvo kažką paleisti jam autonomiškai, o vėliau jau dabar šiais metais aš suprantu, kad kuo toliau, tuo galbūt man ir net nereikės plėsti veiklos, galbūt aš žiūriu jau į kitą paveikslą jau matau, kad galbūt tas įėjimas į užsienio rinkas, galbūt taip sustygavimas verslo, kad aš galėčiau šiek tiek atsiriboti nuo jo, kad jeigu rytoj su manim kažkas atsitiktų, tai nepriklausytų verslas nuo to. Tai va dabar žiūriu jau su kitais iššūkiais susiduriu ir irgi naudoju tam AI, kaip sustyguoti, kad vis dėlto nekeliauti į tai, kad mes turėsime labai labai daug įmonėje darbuotojų, o kad atvirkščiai kiekvienas įmonėje darbuotojas gebėtų paleisti tuos pačius agentus, stebėti jų darbą ir irgi integruoti kiekvieną savo darbą, kad labai norisi, kad kiekvienas mano darbuotojas, jisai kaifuotų nuo savo darbo. Kad nebūtų taip, kad visą laiką ten sėdi, sąskaitas rašinėja ar kažkokius dalykus, bet atvirkščiai galėtų ir keliauti ir tokį supratimą turėti, kaip tas balansas iš tiesų gyvenime yra ir pajungti tos autonominis agentus stebėjimui, nes tas ir yra svarbu žmogui kritiškai stebėti, kaip jisai daro, nes vis tiek be abejonės tai yra pats pagrindinis dalykas. Galbūt ir pakeis kažkokius darbuotojus, sumažės etatai, bet vis tiek išliks tie, kurie stebi su savo kritiniu mąstymu, supratimu, kaip turi atrodyti galutinis rezultatas. Tai judam link to, kad galbūt ir išliks tie žmonės, kurie yra, bet jie turės smagesnį, fainesnį darbą, į kūrybą labiau, į kūrybiškesnius sprendimus orientuotą, kad matyti kažkokius tokias idėjas, ko jūs galbūt nesugalvotų. Tai norisi tą techninį darbą visą nuimti. Dabar galvojant kaip iš verslo savininkės ir aš galvoju žmonės, kurie turi veiklas, galbūt individualias, galbūt mažus verslus, galbūt didelius, tai kur iš tiesų išlieka tas konkurencinis pranašumas versle, lyginant su kažkokiu kitu verslu? Labai geras klausimas, tiesiog tobulas. Vien dėl to, kad įrankiai, visi turi prieigą prie tų pačių. Ir mes tik tais, kad žiūrim per daug ten, kad galime galbūt šitą įrankį pritaikyti, čia netame esmė. Absoliučiai netame esmė. Ar jūs naudosite ChatGPT ar Claude, visai nėra skirtumo didelio, aišku, Claude'as turi galbūt didesnį tam tikrą funkcionalumą, bet ir ChatGPT turi kodeksą ir panašiai. Bet čia yra vertybės ir būtent verslo misija ir žmonės. Man asmeniškai tai yra pats pagrindinis versle vertybė, tai yra žmogus, kuris yra, stovi ir kuris dirba vardant kažkurio tikslo ir misijos. Tai nėra pinigai ir jeigu mes visą laiką galvosim tik apie pinigus, tai mes atsimušime tiesiog į tą sieną. Nes mes turime mąstyti ir statyti savo verslą ir veiklą, ką mes galėsime šiame pasaulyje padaryti kitokio. Kokias galimybės duosime žmogui, kaip mes pakeisime požiūrį, kaip mes prisidėsime prie to žmogaus. Kaip ir mano, pavyzdžiui, veikla ir verslas, tai nėra apie tai, kad aš išmokinsiu techninių dalykų. Aš įkvepiu žmonės, motyvuoju suprasti, kad dirbtinį intelektą gali panaudoti kiekvienas. Jeigu anksčiau verslai turėjo turėti didžiulius biudžetus, dabar mes paprastas, tiesiog žmogeliukas, gali panaudoti AI, padaryti komandą visą, padaryti darbus greičiau, tiesiog uždirbti pinigus iš tos pačios veiklos daugiau, sutaupyti išlaidas savo, kurias anksčiau galbūt buvo per daug didelės freelanceriams, asistentams, kažkokiem virtualioms asistentėms, dėl to, kad vis tiek yra techninių darbų, kur mes galime paleisti dabar AI. Tai pats pagrindinis dalykas, tai kuo mes išsiskirsime, tai savo vertybėm, savo misiją, kurią mes tiesiog kaip verslas duodame
ir tai nėra pinigai, o tai yra daug daugiau, ką mes galime palikti po savęs šitam gyvenime. Vat ką aš visada sakau, ką mes galėsime palikti šitam pasaulyje, kokią pridėtinę vertę mes padarysime, kad jeigu mes rytoj turėsime numirti, tai kas bus ir ar mes tikrai džiaugsime savo verslu, ar mes tiesiog numirsime, nes ten turėsime babkių. Nu ne, mes turime suprasti, ką suteikėme žmogui. Dabar galvoju apie verslus ir galbūt žmonės, kurie dar vis netidarinėja to dirbtinio intelekto durų. Kaip manai, kuriuos verslus greičiausiai sunaikins dirbtinio intelekto tokia, nežinau, revoliucija teisingas žodis, bet tas visas pokytis, kuris važiuoja dabar. Labai skaudžiai tai pasakysiu dabar iš tiesų, nes jeigu anksčiau tikrai mus visus, visiems sakydavo keliauti, mokytis IT, programavimo kalbos, ne? Tai dabar galime pamatyti tą puikų pavyzdį, kad AI-us puikiai kaudina, puikiai kūrė tam tikrus dalykus, galbūt reikia supratimo, kaip kaudas turi atrodyti, bet iš tiesų iš savo patirties dabar, kiek man teko visko pasidaryti, gali būti, kad jau nereikės tiek daug IT specialistų. Galime matyti, jeigu anksčiau tokia paklausa didelė buvo, tai dabar iš tiesų AI-us labai daug darbų daro, bet kaip ir sakai, tokenai galbūt brangesni yra. Bet iš kitos pusės jo, va čia labai skausminga ta dalis yra, kai mes matome, kad AI-us puikiai atima darbus iš tos sferos ir paprastas žmogus gali įsijungti tą patį Cloud Code ir aš visiškai be jokių žinių sukūriau tam tikras įdomias sistemas, kur anksčiau, pavyzdžiui, neįmanoma būdavo. Tai va čia pati skausmingiausia ta dalis. Ir galbūt visi tie techniniai pasikartojantis tokie darbai, administraciniai, galbūt ir buhalteriniai tie patys. Dabar galime matyti, kad visur yra automatizuota, buhalteriai padaro mygtukų paspaudimus, tik patikrą. Ir va čia jau tas darbuotojas vienas, jisai turi matyti šiek tiek tiesiog tą kitokį darbą ir kritinį, ir tiesiog patikrą atlikti, ir lygiai taip pat galbūt išmanyti kitus dalykus, kaip saugiai tai padaryti. Bet išliks kūrybiškumas, žinokit, keliaukit į marketingą, į tam tikrus sprendimus, nes kas naudos AI-ų, tai pamatysite visur šablonai bus. O reikia išsiskirti. Kaip manai, kas bus su žmonėm, kurie gal dar ateinančius kokius 3-5 metus visiškai nelies šitos sferos? Bus taip, kaip ir dabar yra, kai ateina į mokymus ir tos 3 metus praleido jau. Ir galima matyti, kad tie 3 metai jie buvo tokie intensyvūs, nuo paprasto pokalbio lango iki dabar agentų. Labai trumpas laikas, kai reikėjo prisitaikyti, o mes dar nesukūrėm tos bazės. Nesukūrėm supratimo galbūt, kaip mes turime bendrauti, kaip mes turime instrukcijas rašyti, kaip mes turime pajungti tuos agentus, kaip sujungti su savo sistemomis. Ir ateityje bus lygiai taip pat, kaip įvyko galbūt, galima taip pasakyti, su gariūnais. Per COVID-ą. Galėjom pastebėti, kad kai atsirado internetas, pasirinko viena dalis žmonių, mes neriam, mes bandom, atidarome parduotuvės, padarome verslus internete, o buvo kita, kuri man labai gerai einasi turgui. Aš toliau pardavinėsiu, čia neinvestuosiu, čia, žinokite, nesąmonė. Ir kas išlošia, tai yra akivaizdu. Užsiminė apie socialinius tinklus ir apskritai komunikaciją ir kad čia atsiras daug tokio šabloniško pasirinkimo. Su dabartiniu netgi video etapu, kur galim paimti bet kokį žmogaus veidą, pridėti tą patį balsą, pasakyti skirtingus dalykus. Manau, kad labai realu, jog ateityje, 50-60, galbūt netgi ir didesnis procentas viso turinio bus, taip sakant, generated su AI. Tai kaip manai šita vieta pasikeis, kai didelis kiekis turinio nebėra to žmogaus arba tos kompanijos sukurtas, o galbūt netgi tiesiog konkurentų copy-paste padarytas su spalvų pakeitimais. Lygiai taip pat atsitiks kaip ir su tekstu, kurį matom, ChatGPT sugeneruota. Ar mes jį matom? Mes jau swipe'inam,
jau net neskaitom, jau tik pirmas žodis ar kažkokia frazė, kuri mums ChatGPT matoma, mes iš karto tiesiog nepabaigiam iki galo skaityti. Va čia lygiai tas pats bus ir su video generavimu. Galbūt tai bus labai tobula ir bus sunku atskirti akims, kas ir dabar yra matoma. Iš tiesų, kad labai gerai patobulėja ir super gerai atrodo, bet manau, kad kuo toliau, tuo labiau mes galėsim išsiskirti tik kūrybiškumu. Tik tuo, ką negali daryti dar AI-us. Ir žmogus iš tiesų jisai būtent soctinkluose Reelsų kūrime nepakeis. Jūs pasižiūrėkite užsienio kūrėjus, kaip jie daro turinį į Reelsus, kokios yra idėjos. Joks AI-us net nesugeneruos, turi stovėti žmogus, kuris tai sugalvoja. Aš nekalbu apie tuos reklaminius video, kur tikrai labai įdomiai AI-us patikė, bet ten irgi stovi žmogus, kuris tai generuoja. Bet jeigu mes kalbėsime apie avatarus, apie būtent va šį turinį, aš manau, kad žmogus atskirs tam tikrus dalykus. Bus sudėtinga, bet mes ir judame ir Europai, pavyzdžiui, tikrai bus tie reglamentai Danijoje, berods ar kur jau yra, kad video, kuris yra sugeneruotas su AI-um, turi tuos tokius kaip watermarkus, galime pamatyti, ar ten tikrai, pavyzdžiui, tikras video ar sugeneruotas. Kad nebūtų tų, kad, pavyzdžiui, politikus pergeneruoja, kad jie pasako kažkokias frazes ir mes turėsime kažkaip tai riboti tą supratimą. O pavyzdžiui, Instagramas paleido prieš porą dienų Instance funkciją, kuri leidžia čia ir dabar nusifotografuoti. Negalima nieko daryti, nei filtrų, nei kažką paredaguoti, nei AI-us pridėti. Tai reiškia, judame vis tiek link to, kad būtų natūralumas. Su avatarais, galbūt, jeigu mes einame, tarkim, į užsienio rinkas, jeigu tai yra tikras žmogus, tai faktas reikės galbūt autentifikacijos, tam tikrų kitų sprendimų ir judėsime link to, bet manau, kad žmogui vis tiek bus įdomu stebėti žmogų. Manai atskirs vis tiek. Manai, kad žmogus sugebės atskirti, kad tai yra, Ne visi. Kaip ir dabar, ne visi atskiria. Tiesa, bet dauguma vis tiek sugebės pasakyti, ar tai yra sukurta dirbtinio intelekto ar ne. Ar galės? Manau, kad labai sunkiai. Tai vertinsim tikriausiai gyvus renginius. Grįšim į tam tikrus bet kiek bus sukčiavimų ir kiek bus tokių dalykų yra tikrai, tam ir yra ruošiami visi reglamentai, kurie tai uždraustų, bet faktas, kad Europa nori, ten tarkim kokia Kinija ar dar kas, to nedarys tikriausiai. Tai yra toks skirtumas. Trumpam pertraukiam šį pokalbį, nes turiu kai ką, kas, manau, jums bus aktualu. Šiame podcast'e mes daug kalbame apie ilgaamžiškumą, sveikatą, verslo strategijas, laiko planavimą ir kitus svarbius dalykus. Iš esmės mes ieškome būdų gyventi kokybiškesnį gyvenimą. Ir jei klausote šių pokalbių, aš darau prielaidą, kad jūs esate tie žmonės, kuriems normaliai nėra pakankama, jūs norite geriau. Tačiau yra viena dedamoji, be kurios ši formulė neveiktų taip, kaip turėtų. Tai yra finansinė ramybė. Nesvarbu, kaip gerai planuojate laiką, jei finansai kelia stresą, sistema tiesiog griūna. Būtent todėl pagrindinėme Financial Opinions kanale mes darome tai, ko dažnai trūksta viešoje erdvėje. Rodome realybę. Mes su kolegomis rengiame gyvas diskusijas, atidarome tikrų žmonių investicinius portfelius ir žiūrime, kaip teorija veikia praktikoje, be pagražinimų. Jei norite pamatyti, kaip kiti žmonės įdarbina savo pinigus, kad galėtų skirti laiko sveikatai ir verslui, bei užduoti mums klausimą gyvai, prisijunkite. Nuorodą rasite aprašyme, tai vieta, kur finansai tampa įrankiu jūsų geresniam gyvenimui. Ką galvoji apie edukacijos sistemą dabartinėje? Kaip manai, koks galbūt įgūdis ar kas mokykloje dar vis bus tas prioritetas, kad tikrai turėtų žmonės atkreipti dėmesį ir išlavinti tą įgūdį? Mes lavinsime kitus įgūdžius, jau nebe tuos, kur parašyk tekstą, rašinėlį, anksčiau mes sėdėdavom, pamokos metu rašydavom, dabar tai gali sugeneruoti dirbtinis intelektas ir tampa toks kažkoks bevertis, tas darbas, rašyti tekstus, iš dalies. Ir vėliau mes turime kitus įgūdžius, kur mes turime kritiškai vertinti informaciją, galbūt tie patys mokytojai lygiai taip pat, jie dabar taiko kitus sprendimus, jie pavyzdžiui neleidžia naudotis tam tikrais atvejais jokių telefonų ir nieko ir patys galbūt, nežinau, aišku, priklausomai nuo kiekvieno iš mokytojo, bet kiek esu girdėjus arba universitetuose, tai jau nebeduoda kaip namų darbus, duoda padaryti čia ir dabar, kad smegenys irgi lavintųsi, nes
galime matyti ir universitetuose, kaip vat ir paminėjai, kad ateinam studijuoti, 1-2 kursas ir tu jau supranti, kad tau vat, programavimo tam tikrų įgūdžių nereikia, nes tai padaro AI-us. Ir labai ta sistema visa lėtai juda ir keičiasi. Ir iš tiesų tas universitetinis arba kažkoks nors kitas aukštasis mokslas tampa toks, galima čia eterį pasakyti, kad laiko tas gaišinimas, kai iš tiesų su AI galima greičiau padaryti. Tai reikėtų tiesiog peržvelgti visą tą sistemą ir kuo greičiau taikyti sprendimus, galbūt kviesti ir jaunąją kartą į universitetus, kad jie dėstų ir parodytų kitus sprendimus. Reikia labai peržvelgti, iš tiesų labai sudėtinga čia kalbėti, nes kai tik atsirado AI ir kiek tenka su universitetais dirbti, tai yra tikrai labai didžiulis iššūkis. Didžiulis iššūkis, net sunku net pakomentuoti, aš neįsivaizduoju, kaip jiems reikia tai spręsti, daryti, keisti viską, nes mes kiekvieną dieną tiesiog tokioje nežinomybėje, kas atsiras rytoj ir kas jau bus beviltiška mokytis. Ir dabar tikrai iš studentų girdžiu, kad praranda motivaciją, nes ateina į universitetą ir iš tiesų mato, kad viskas, šito dalyko nereikia. AI dažnai naudoji? Nepaslaptis. Ar yra kažkas, kur tu sakai, pala, gal čia jau biškiai per daug AI-us ir čia nereikia jo ir aš uždarau šitas duris ir kaip čia, neįleidžiu šitą sferą jo? Ne. Šiaip žinokit, labai man nepatinka dalykas, kai žmonės jį naudoja santykiams spręsti arba teisiniams klausimams. Santykiams, kai deda screenshotus ir aiškina, kuris čia yra abuseris, ar šiaip kažkokius tokius dalykus. Tarsi man tai yra nonsensas, nes faktas, kad jis visada tave užtars arba kažkokius tokius dalykus pasakys ir visada sakys, kad taip tavo vyras narcistiškas, čia tu turi jį. Vat čia tokie dalykai yra tiesiog, geriau ne, eikite su savo antrą pusę ir komunikuokit ir kalbėkit, o ne į ChatGPT meskit, čia tas pats kaip draugiai visada visus pokalbius siūsti ir sakyti, ką tu manai, jisai tikrai yra abuseris. Žinoma, draugė tave palaikys. Taip, visada palaikys, nedaug dievė, jinai nepalaikys, tai jinai ne tavo draugė. O aš pati tiesiog esu galbūt baisu netgi, kad esu priklausoma, nes jeigu man atjungtų šiandien ir aš neturėčiau kompiuterio savo, viskas. Aš jau palaidojau savo veiklą, verslą, galbūt eičiau šokti, reelsus, daryti kažkokias tokias nesąmonės, bet iš tiesų antiek tapau priklausoma nuo kiekvienos užduoties. Galbūt jisai mane padeda kūrybiškai mąstyti, nes man labai patinka mano idėjos, nes kai atlaistini savo visas techninės dalis, tu tampi visai kitoks mąstytojas ir supranti, kaip tu gali padaryti kitaip, kyla idėjos, tai ko jis tikrai niekada nesugalvos. Tai vat čia galbūt nenaudoju idėjų generavimui, nebent kažkokių tokių minimalių, kad užvestų ant kelio, bet va čia mūsų ta kūryba, jinai išsilaisvins tada, kai mes atiduosime visus va šitus darbus, kurių mes nemėgstame. Ir žinoma, labai nemėgstu dar tokį dalyką matyti, kai žmogus dirbtinį intelektų pasitikė labiau negu kitų specialistų, tarkim, kaip teisininkai būna, ir žmogus pamato, aha, mano teisininkas man meluoja, ne, Lietuvoje įstatymai tokie, aš galiu daryti tą ir aną, ir tada pradeda su juo ginčytis, tu čia blogai padarei, čia iš tiesų turėjom laimėti šitą bylą, bet aš jį padarai kitaip. Tai bet tas aklas pasitikėjimas juo ir bandymas galvoti, kad jis supras teisinę sritį Lietuvoje, tai yra neįmanoma. Atrodo, ne visi žmonės pabaigė mokyklą. Jo. Tai vat, tiesiog reikia suprasti, kad jau geriau ChatGPT su specialistu, negu tiesiog ChatGPT. AI detoxas, kur yra specifinės tokios galbūt veiklos, galbūt kažką, kur tu pasirinki, nežinau, ryto ritualai arba kažkas, kur tu nusprendi visiškai jo nenaudoti, toks ir frešas iš tavo pusės. Kad, ar turi kažką tokio? Ar... Bet žinokit, pas mane AI yra tik darbinis arklys. Tik realiai darbinis arklys. Taip, žinokit, aš va taip atsisėdu ryte, duodu darbų padaryti, pagreitinti kažką, žodžiu, sugeneruoti prezentacijas,
Bet aš visą kitą laiką, aš jo niekada nenaudoju. Nu, nebent kažką reikia ten nufotografuoti, ištranskribuoti ten kažkur, tai mano tas laikas, man yra vertybė būti be telefono ir be kompiuterio. Čia yra tiesiog laikas, kai aš galiu pakvepuoti grinu oru, neįsijungti telefono, kompiuterio, nors aš esu tam priklausoma kompiuteriu, ypatingai aš telefonų nelabai, bet kompiuteris man, duokit man valandėlę pasėdėti, nes per tą laiką, kai yra detoksas dienoje, kai aš galiu ten su šeima pabūti arba išeiti kažką padaryti, man tada kyla daug idėjų ir aš tada jau atsisėdau, jau detoksas pasibaigė. Tai vat šiaip visas vakaras dažniausiai, dienos, kai aš nedirbu, tai yra visiškas AI detoksas. Jei klausytojas po šio pokalbio nori padaryti tą vieną dalyką, kuris palengvintų jam jo darbą po, sakykime, 3 mėnesių, kad apskritai jo veikla būtų ten lengvesnė, pelningesnė, greitesnė, kad va, turėtų tų laisvų dienų, kur galėtų pasivaikščiot, kur va, tas pagrindinis fokusas turėtų būti būtent dabar? Dabar pasirinkti gerą kalbos modelį. Pats pirmas žingsnis, tarkim, dabar labai rekomenduoju iš tiesų Claude, netrukus Codeksas irgi, manau, kad pagerės ir tam tikrus dalykus padarys, nes kiek testavus vis dėlto Claude'as, Coworkas ir Code'as veikia geriau negu Codeksas, nes jis netlieka tam tikrų užduočių. Tai vat, rekomenduoju įsijungti, atsisiųsti Claude'ą į kompiuterį, integruoti kaip papildinį į savo naršyklę. Ir, žodžiu, pajungti Gmail'ą, pajungti galbūt savo kažkokius projektų valdymo sistemas, pajungti savo Drive'ą. Taip pat, jeigu jisai veiks jūsų kompiuteryje, tai reiškia, jis galės ir į jūsų kompiuterio failus nueiti, pasižvalgyti, jis ten gali jums ir sutvarkyti tam tikrus dalykus, autonomiškai gali persikelti, bet jeigu jau yra papildinys, tai reiškia, jis gali nukeliauti į jūsų Gmail'ą, panaršyti, rasti jums darbus, tai vat susijungkite iš pradžių visas programas, kurios jums yra svarbios, kur leidžia, nes pavyzdžiui yra korporacijos įmonės, kur pagal darbo aprašus negalima naudoti AI, tai faktas, jokiais būdais tada nenaudojam, bet jeigu esate solo verslininkas, smulkus verslas, galbūt jūs neturite kažko ten tokio strateginio, ką galima paslėpti, nors daug žmonių bijo, iš tiesų jisai daug daugiau žino, jūs jau seniai jam nutekinot ir visas įmonės nutekino, tai nėra ko čia bijot, pasiimkit tik tais, ką atidavėt, bet juokas juokais, tai vat paimti tos Copilot, Coworką išbandyti tuos visus asistentus ir padaryti kažkokius pagrindinius esminius darbus. Rasti sąskaitas visų metų, rasti galbūt padaryti tą projektų valdytoją, kuris jūsų Google kalendorių seka ir jūs galite telefone pasakyti, kad įdėtų į Google kalendorių, išsiųstų Zoom nuorodas, pavyzdžiui, nesiunčiu jokių nuorodų, negeneruoju jokių Meet nuorodų, nes jeigu aš noriu, turėsiu pokalbį, tai reiškia, šiam išsiunčiu, jis pats randa laiške, kad bus pokalbis, jisai išsaugoja, nueina į Google kalendorių, išsaugoja ir Meetą iškart nusiunčia. Viskas. Daugiau nieko nereikia daryti, jis tokį sekimą daro ir tai jau yra jūsų menedžeris, ne? Darbuotojas. Project manager, žinai, kai neturi rolės ir neaišku, ką darys, tai darys project manager, nes viską darys. Taip. Tai pati bazė, kurią jūs turit padaryti. Paskutinis klausimas. Jei galėtum kiekvienam Lietuvos žmogui galvą įrašyti vieną sakinį apie dirbtinį intelektą. Dabar kažkaip magiškai visi išgirsta šitą. Visi į podcastą nukeliauja, subscribina, žinoma, viską pasižiūri ir išgirsta tą vieną žinutę iš tavęs. Kokią žinutę? Tai, kad dirbtinis intelektas tai nėra tik tais technologija, tai yra būtent galimybė jums pasiekti šiame gyvenime žymiai daugiau, padaryti galbūt geresnius rezultatus ir padaryti savo verslą pelningą. Super. Ačiū tau, labai smagu, labai prabėgom pro visus klausimus didžiąją daugumą. Vėl apie dirbtinį intelektą, man rodos, už pusę metų reikės turėti atskirą diskusiją, nes tiesiog juda viskas labai greitai. Bet aš tai tikriausiai tik paskatinsiu pasižvalgyti vėl Akvilės visas nuorodas irgi paliksime apačioje, aprašymą, užsukit, pasižvalgykit, labai daug turinio, kuris su pagalba, kaip suprantu, irgi dirbtinio intelekto sukurtas, bet su visų, taip sakant, iš tavęs direktyvom gautom. O mes su visais žmonėms sutiksim sekančiam epizodijau. Čiau.